Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos kaip piemuo avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme. Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme. Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji į amžinąją ugnį. Aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome? Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Tai viešpaties žodis. Evangelijoje šiandien paskutiniojo teismo vaizdinys. Ir tas paskutinis teismas, tas vaizdinys yra paimtas iš Jėzaus konkrečios piemenų kasdienybės. Jėzus tai matė. Tai buvo jam įprastas darbas vakare, nes ožės ir avės visada ganėsi kartu visą dieną. Bet ateinant vakarui, piemenys juos suvarydavo į tam tikrą vietą ir turėdavo juos atskirti, nes ožiai turėdavo, šilčiau nakvoti ir juos į tokią uždarą patalpą, uždarydavo nakčiai, o avis, kurias vertindavo šiaip visada geriau negu ožius, tai palikdavo grynam ore, nes jos mėgdavo naktį taip pat gryną orą. Tai vieni į gardą, nes reikia šilumos, kiti paliekami gryname ore. Kvietimas, priminimas apie sąžinės peržvalgą, kad mano diena, tobuliausia jos pabaiga yra, kai suvarau tas į vieną vietą savo visos dienos mintis, darbus, laikysenas, tos visus ožius ir tas visas avis. Ir tada viešpačiui padėkoju už tas avis, padėkoju už tai, kas man pavyko, labai konkretu turi būti. Pavalgydinau, pagirdžiau, aplankiau, girdėjau, ištiesiau ranką, tai turi būti labai konkretu. Viešpats tos silpnuosius, tą silpnąją vietą, kur dar man reikia augti, kur dar nesu panašus į tave, viešpate, kur dar nedarau taip, kaip tu darytum. Ir tada
ne tik atsiprašyti, bet labai konkrečiai ryžtosi Viešpatie. Padėk man augti vat šitame dalyke, šitame santykėje, tokioje laikysenoje, kokia bus labiau panašesnė į tave. Yra galimybė šiandien pradėti melstis noveną Šventajam Juozapui, ruošiantis jau kovo 19 iškilmei, kuri mūsų laukia. Tų prašymų, man atrodo, kiekvienam turėtų užtekti, jeigu ne, tai užeikit pas Juozapas, rimti reikalai su juo vyksta bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenime, tai labai kviečiu apsvarstyti šį mano pasiūlymą ir kibti į darbą ir padraugauti su tuo, kas laikė savo rankose Jėzų ir kas yra arčiausiai taip pat Jėzaus. Tad drąsos jums ir šviesos, ko dabar šią akimirką labiausiai reiktų melsti, jums ar jūsų artimiesiems.